Sveiki, su jumis aš Monika ir jūsų jau pamėgta laida apie Rytų Aziją į Eižę. Šiandienos reportažą drąsiai galime pavadinti ypatingu. Azijos studijų centro vadovas, politikos mokslo daktaras Aurelijus Zykas išleido savo pirmąją knygą Japonijos spalvos ir skoniai. Taigi dalinamės įspūdžiais iš knygos pristatymo, o laidos pabaigoje jūsų laukia konkursas ir prizai. Taigi žiūrim. Kaune VDU mažojoje salėje susirinkę žmonės tik byloja apie augantį visuomenės susidomėjimą Rytų Azijos kultūra. Knyga Japonijos spalvos ir skoniai yra vienas iš nedaugelio lietuvių autorių kūrinių apie įvairiapusę ir turtingą Japonijos kultūrą, gyvenimo būdą ir žmones. Tikrai, kai mes užsakinėjame 150 vietų salę, mes tikrai negalvom, kad tiek žmonių ateis, o iš tiesų labai džiaugiuosi, kad jūsų susirinko šitiek daug. Nes šitas įvykis man yra nepaprastai svarbus. Apie pirmąjį žmogaus kūrinį, japoniškai yra gražus pasakymas, šečiosaku, tai yra nekaltas kūrinys. Kai jūs pradedate mokytis svetimos kalbos, prancūzų, rusų, anglų, kinų, jūs visą laiką girdite tą kalbą ir girdite jos skambesį. Jūs galite pasakyti, kaip skamba prancūzų kalba, kaip skamba rusų kalba, kaip skamba kinų kalba, bet niekas turbūt iš jūsų negalės pasakyti, kaip skamba lietuvių kalba. Nes kada jūs girdite lietuvių kalbą, jūs tiesiog priimate prasmes, žodžius ir jūs nebegirdite kalbos skambesį. Taip yra su kultūra. Kada pragyveni šalyje daugybę metų, 4 metus mano atveju, tu nebejauti šalies skambesį. Ir apie šitą šalį pasakoti yra labai sunku. Dėl to man yra patys baisiausi klausimai. Na, greitai, ką nors juokingo, egzotiško apie Japoniją. Ir aš tada sakau, greitai ką nors juokingo, egzotiško apie Lietuvą. Ir tai yra sunku. Kanadzavos universitete studijavęs autorius Aurelijus Zykas vėliau keletą metų praleido Tokijuje. Ten gyvendamas, o vėliau nekart svečiuodamasis darbo reikalais, kaunietis užsirašydavo mintis ir potyrius. Per 15 metų jo kompiuteryje susikaupė beveik 150 puslapių gyvosios patirties apie šalį, kuri turi bene daugiausiai stereotipų pasaulyje – Japoniją. Mokslininkas šią knygą užsibrėžė misiją – daugybę stereotipų sulaužyti. Tai šitoje vietoje aš esu tas blogietis, kuris iš tiesų nesistengia pagerinti Japonijos įvaizdžio, nes jis ir taip yra labai geras, aš sakyčiau, Lietuvoje, bet iš tiesų aš stengiuosi parodyti tą įvairovę. Ir parodau ne pačias gražiausias kartais Japonijos vietas, ne pačias tas iščiustintas vietas, bet turiu pasakyti iš karto, kad visas tas vietas, kurias aš parodau, aš be galo myliu. Ir visos jos man yra be galo artimos. Ir paskui nereikia pasakyti iš tiesų, kad likimas taip jau darė, kad iš tiesų aš grįžęs po 1 metų Japonijoje, aš pasakiau savo, aš nenorėsiu važiuoti tą šalį. Jis yra per daug svetima, per daug keista, per daug egzotiška, bet taip jau sutvarkė likimas, kad iš tiesų man teko visą laiką į ją grįžti. Ir vadinkite tai kaip nori, bet yra gyvenimas. Aš negalėjau pabėgti nuo šitos šalies. Nes jeigu tu nesupranti ir vis tiek tau šneka ta kalba, nes jam tiesiog nesuprantama, kaip galima nešnekėti ta kalba, kurią šneka visi. Kitas atvejis yra, kada iš tiesų, tie, kurie jau labiau pažįsta užsieniečius, tai susidursite su atvirkštiniu dalyku. Sakykime, tu pasakai patį paprasčiausią žodį. Arigato, kas yra ačiū, ir tada tu būsi išgirtas, išliaupsintas visais būdais ir sakys, Jėzau, kaip tu moki puikiai šnekėti japoniškai iš to vieno žodžio, kurį tu ką tik pavartoji. Taip, mes turime vėlgi pripažinti dėl keiksmažodžių, galėtų būti labai įdomus tyrimas padarytas, bet jeigu mes labai jau lietuviškai supykstame, mes nesikeikiame lietuviškai. Turbūt esate tai pastebėję, nes iš tiesų pasaulyje yra keletas kalbų, kurie turi ypatingai gerai išvystytą keiksmažodžių leksikoną. Ir, viena iš tų kalbų mes puikiai žinome, tai yra, kurios mes nuolat skolinamės, įvairius keiksmažodžius yra rusų kalba. Rytų Azijos šalyse viena iš tų kalbų yra korėjiečių kalba, kuri turi nepaprastai didžiulę įvairovę keiksmažodžių. Ir šitoje vietoje japonų kalba yra turbūt vienas skurdžiausių kalbų, nes keiksmažodžių jie turi labai nedaug. Vienas baisiausių keiksmažodžių yra maždaug ateik užvakar. Aurelijų pasveikinti su tuo pirmu savo. Prie gausių sveikinimų prisidėjo ir autoriaus japonų kalbos mokytojas, japonistikos centro įkūrėjas Arvydas Ališauskas. Ačiū, Aurelijau, už tai, kad tu
atlikai labai gerą darbą. Tai iš savo patirties galiu pasakyti iš tiesų, kad svetimos kultūros pažinimas ir pabuvimas svetimoje šalyje iš tiesų suteikia tau galimybę pažinti savo. Kaip ir minėjome laidos pradžioje, turime jums dvi naujienas – gerą ir blogą. Nuo kurios pradėti? Tai nuo blogos pradėk. Taigi pradėsime nuo gerosios. Norime jums padovanoti šią nuostabią, dar dažais kvepiančią Aurelijaus Zyko knygą su be abejonės autoriaus autografu. Jums tai reikia paspausti like mūsų Facebooko puslapį, jei dar to nepadarėte, ir pasidalinti šiuo video su komentaru noriu. Nugalėtoją skelbsime po savaitės, tad sekite naujienas. Na, o dabar blogoji žinia. Į Eižę išeina vasaros atostogų. Bet nenusiminkite, rugsėjį pažadame pasitikti jūs su naujausiamis rubrikomis ir karščiausiamis naujienomis iš Rytų Azijos. Per vasarą ruošimės, puošimės ir lauksime jūsų. Taigi, nepamirškite mūsų prenumeruoti YouTube kanale ir Facebook paskyroje. Na ką, susitiksime rugsėjį. Iki. Aš nusižudysiu. Ta prasme, čia prieš kamerą. Klaipėdoje snigs. Pavadina keletas komentarų. Aš sušalau žiauriai. High five, good. High five.